Pasirinkome integruotos dienos mokymąsi, kad tarpusavėje persipintų bendrosios kompetencijos ir dalykinės kompetencijos, kad pakankamai užtektų laiko ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti ir dalykinėms. Tai kai tarpusavėje sąveikauja ir persipina žinios ir asmenybinis ugdymas, tai visiškai kitas įsisavinimo būdas. Vaikai daug daugiau atsimena, jie pritaikomumas jų daug didesnis ir jie net užrodo kryptį, jie kelia klausimus ir taip išpildomas bendrųjų programų visas konstruktas. Iš dukros mes matome, jai ypatingai šioje mokykloje tinka integruoto interdisciplininio mokymosi principai. Kai mokydamiesi, pavyzdžiui, istorijos, jie kažką rašo ir tuo pačiu mokosi lietuvių kalbos. Arba sportuoja, bet mokosi apie fiziologiją ir kūno savo pažinimą, kaip ir biologijos. Tai tų disciplinų sujungimas į vieną, tai yra, atrodo, natūralus procesas, atrodo, net nevyksta mokymosi procesas, bet iš tikrųjų vyksta labai daug procesų ir man labai smagu, kad mokykloje atkreipiamas į tai dėmesys ir yra vertinamas natūralus mokymasis, kuris iš tikrųjų mesgi mokomės visą gyvenimą, visko ir išmokstame įvairiausių dalykų patys to nesuvokdami. O čia yra sąmoningai tai integruota kaip mokymosi proceso dalis. Ir aš buvau susižavėjusi, kaip vienas iš mentorių per sportą, per judėjimą atvėrė tokių giluminių mokymosi procesų ir gijimo ir sveikimo procesų, kur aš galvojau, vau, kaip iš tikrųjų, kiek daug vyksta vaikui nesėdint suole, o leidžiant jam vis pajudėti ir tikslingai siekiant tikslų judėti, mokantis tam tikrų ir valios stiprinimo siekių ir bendradarbiavimo ir komandinio žaidimo. Tai ta galimybė irgi integruotas ir lauko mokymas. Ta prasme, kad lauke, vėlgi žiūrėdami į gamtą, neatsiejamumą nuo gamtos, jie stebi įvairius procesus, per kuriuos taip pat pasisėmė labai daug žinių ir tokių pastebi tuos dalykus, kurie vyksta šalia jų. Tai auga tokios asmenybės, kurios yra, turi atviras akis šalia vykstantiem procesam ir jos pastebi. Ko galima sakyti, dukroje gal nuo vaikystės net nebuvo tiek labai daug ir aš matau, kaip jinai mokosi atidumo, pastabumo, kreipimo dėmesio į detalės, į tai, kas vyksta, to sąmoningumo, kitaip tariant. Tai labai džiaugiamės šito ir tikrai galim rekomenduoti ir mokytis ir būtų smagu, kad tikrai daugiau tokių procesų vyktų ir standartinėse mokyklose. Taigi mūsų mokykloje pamokos yra integruotos, stengiamės įžeminti tas pamokas, įtvirtinti tas pamokas veiksme, veikloje. Tai yra super svarbu, nors tai gali atrodyti lėtesnis procesas kartais, galbūt paliečiame mažiau formulių, galbūt išsprendžiame mažiau lygčių, galbūt įsirašome mažiau sakinių. Bet tuos sakinius įrašome ne tik sąsiuviniuose, bet įrašome savo veiksmuose, įrašome į savo kūną. Tai mokomės geografijos su kompasu rankoje, žygyje kažkokiam tai. Galbūt vieną kartą tą kompasą paims vaikas, bet jis jau bus, kada tai įsirašo ne tik sąsiuvinį, bet ir neurologijai visoje, nervuose, nervų sistemoje, jausmuose, mintyse, tai visai kitokį poveikį turi. Ir kad ir tradiciniai mokyklai, pavyzdžiui, tikrai yra 90, manau, daugiau net procentų teorijos tiesiog. Yra veiksmas, sprendimas, egzaminai. Ir iš mano bent jau asmeninės patirties, ką galiu pasakyti, tai dauguma tų temų, kurias esu tiesiog įkalęs kažkada į galvą, jos tikrai išėjo. Aišku, aš jas aktyvuočiau, jos vėl sugrįžtų, bet jos nėra aktyviai į mano gyvenimą, integruotos aktyviai į mano gyvenimą. O visos temos, kad ir iš savo vaikystės ar iš savo paauglystės, kurias tikrai gerai dabar atsimenu, jos man buvo įdomios, jos man buvo įdomios veiksme, jos man buvo įdomios mano kūryboje. Tai todėl ir mūsų mokykloje pamokos yra integruotos ir matome tiesiog, kaip tai veikia vaikus, kaip vaikai noriai mokosi, kaip vaikai klausia, kaip vaikai mokosi kažkur tai, kažko nesugeba, klausia, kaip tai padaryti. Tiesiog visuomet yra veiksmas ir vaikai nebijo paklausti, kodėl mes šito mokomės.
ar tai bus matematika, ar tai anglų kalba, ar tai geografija. Tas klausimas pas mus yra tikrai normalus ir leistinas, kodėl mes šito mokomės. Parodykit mums kodėl, kur aš čia šitą panaudosiu. Išpildomas tai labai įvairiais būdais ir įvairiom priemonėm. Ir čia iš tikrųjų jau pasireiškia mentorių ir mokytojų kūrybiškumas. Kas man labai patiko, kai aš buvau teatro mokytoja, kad man pasakė, kad jeigu tu gali ir jeigu tau yra palanku, čia man yra palanku, tai įpink kokių nors, tarkim, ar rašymo užduočių, ar skaičiavimo, tam, kad tai nebūtų tik tais teatras, pavyzdžiui. Nors ir iš paties teatro galima, kai pagalvoji, kiek visokių mes disciplinų apimam ir kiek tai yra, sakykime, plati pamoka, bet mes dar, pavyzdžiui, pradėjom įpinti į rašymą, ten pasirašymą kažkokios fabulos, paskui jausmų aprašymą, paskaičiavimą, kiek mums reikės laiko. Jau žiūrėk ir lietuvių kalbą, ir matematiką, ir jeigu vaidyboje tai yra ir fizika iš esmės, nes ir galvoja, vat, kaip čia padaryti, kad čia, sakykime, pastatyti tuos daiktus, kurie, kad ar jie nenukristų, ar dekoracija. Nu, žodžiu, tokia tas mąstymas, kad kažkas gali nukristi, kaip čia padaryti, kad jisai susiklijuotų. Paskui ir kūno kultūra tuo pačiu, nes yra pastovus judėjimas, nu, tai viskas atrodo susideda į tą vieną pamoką ir tada mes ją pavadinam teatru, bet iš esmės tam teatre mes mokomės absoliučiai visko. Ir taip yra praktiškai su kiekviena pamoka. Aš pastebiu, kad nėra taip, kad mes dabar mokomės tik matematikos, tik lietuvių kalbos tam tikrais laikais, bet mes visada mokomės visko. Ir taip išeina, kad natūraliai tos žinios yra pasisavinamos, tie įgūdžiai yra lavinami ir žiūrėk, nebereikia tų tokių kažkokių, nežinau, perteklinės informacijos, to grūdimo. Tiesiog, kai vaikas net paskui užsiblokuoja, nenori priimti tos informacijos. Tai va, tai yra, manau, kad labai naudinga, nes tai yra dar plus ir labai įdomu. Ir kai yra įdomu, tai smalsumas yra sužadinamas, jis yra tokia įvaromoji jėga sužinoti dalykus ir juos įsisavint, kad aš matau čia tik teigiamus dalykus, kaip čia tas žodis, kad integracijoje įvairių dalykų mokymas.